Labas moteris. Pamenu, pernai po savo atostogų kėliau reportažiuką, ką aš nusivežiau į kelionę. Šiandien neturėjau šiais metais galimybės, bet aš grįžusi iš kelionės. Keliavom po Šiaurės Afriką pirmą kartą, Tunisas ir ten visur keliavom. Tikrai nuostabi kelionė, bet aš dabar ne apie tai, ką aš pasiėmiau savo lagaminuką. Aš jau daug metų išmokusi, jūs žinot, aš esu už sukneles. Ir kągi, ir moteris mokau savo klientę, man padėkoja, kada jos pradeda lankstyti sukneles į savo lagaminą. Tai žinokit, aš 7 dienos pilnos kelionės važiuoju su suknelė ir dabar suskaičiavau 15 suknelių. Kadangi aš esu gal ir per daug, bet man patinka ryte suknelė, ar ten į pliažą, ar į miestą, ar pietų metai, ar pusryčiai, vakarienė, kuri tinka, galima sakyti, visiems atvejais, žiūri pagal situaciją, pagal vietą ir laikas, kaip nori. Štai viena, dvi, šitą suknelę važiavau su rankovytėm. Tai čia yra 15 suknelių suskaičiavau, čia galvoju, jeigu norėsiu pasportuoti, sportišką suknelę. Šitą jau jūs matėte, tikrai galima įsigyti butike, dabar nežinau, gal tik vienintelė didesnė. Čia tokia irgi sportiška suknelė prie tapkučių kėdukų, šitą puošnesnė suknelės variantas. Toksai viduramžių jūros nuostabi suknelė, vienintelė suknelė, šitos aš neužsivilkau, gal per daug graži, per daug prabangi. Štai mano leopardas kostiumėlis, šitą suknelė labai šauniai man keliaujant pasitarnavo, turiu tik tai vienintelę, man atrodo, XL dydį didelę, taškiukai tai žino čia meilė ir tarp kitko ten irgi daug moterų su tom visokiom čakrom, skarom, žinokit, su taškiukais prabangiai ten apsirengę ilgos, mačiau labai daug taškiukų, baltame fone su juodais, šitą suknelį jau žinot nuostabi, tikrai vilkėjau, šitą trumpesnę taipogi, šitą taipogi labai man patiko, netgi įsigijau tenai ir skrybelę, aš pasiimu skarelių, kurias persirišu, pasiderinu visą laiką prie skrybelaitės, pirkau autentišką tenai rankinuką, duoklę ir skrybelaitę ir kurpaitės, mano princesės, dabar karalienės, mano gražiom kojytėm. Tai štai suknelė šitą irgi turiu pardavime, labai nuostabaus audinio, drugelius jūs irgi matėte. Ir štai, ir šitą suknelę, taipogi, man atrodo, turiu gal kitokių, šitos suknelės irgi neužsivilkau nei karto, ką važiuoju su kėdukais, nes čia 15 laipsnių grįžti, o tenai yra 35, kada nuskrendi. Tai jeigu tam vakariniam variantui noriu būti graži, tai auksinės basutės, vienas tik tai pasiimu, bet su kulniukais, kėdukai, tapkutės su į pliažą ar kažkur tai kitur. Ten įsigijau labai patenkinta rankų darbo kūno spalvos tokias basutės. Šitos juodos man irgi labai patogios ir su kulniukais mano pėdutėje labai gerai. Ir tik tai vienintelį pasiėmiau tokį megztą mielą megztinuką. Ir štai mano visas lagaminas, o maudomėlį irgi pasiėmiau kokius 3, tai ką 15 suknelių įsimečiau, bet žinokit, mano tas lagaminukas, galiu pasakyti, atrodo 5 kilogramai užėmė svorio, žinoma, ten kremai, kažkas tai eina į tą bagažą. Tai maudomukai, aš maudomukus prisiderinu, kokius 3-4 pasiimu ir skarelių šalia pasiimu, per skrybelaitės persirišu, man patinka kurti stilių. Tai ir žinoma, kartu su manim eina, šį kartą irgi labai buvo daug saulės, jau teko tepti šiek tiek ir apsaugos, tai mane labai gelbėjo Lotus. Atgaivindavau visą laiką keletą kartų ir prausdavau veiduką. Prausiklis labai rekomenduoju ir raminamas serumas yra su alijošiu. Ir taip pat yra esencija losjonas ir esencija, kur tikrai labai atgaivina veido odą. Šitą labai naudojau kremą, toks irgi ir raminantis, gal lengvesnis vasarai, bet taipogi ir šitas kremai nuostabus, saugojo mano veido odą. Tonikas, serumas, visą kosmetiką galima įsigyti pas mane, rašykite. Tai tikrai labai
veidas mano, kaip ir sakau, nenukentėjo ir ką, pasiėmiau mano kūrybos vienintelius papuošalus, nes norėjau pasipuošti. Matėt, man atrodo, štai auskarai. Tai va, moteris. Rašykite, ar įdomu, klauskite, žinoma, pasiėmiau siūlų, jeigu man reikėtų ir ką. Ir tenai dar įsigijau labai tų alijukų, yra ypatingų, būtent ir jazminų visokiausių, tai tikrai prieš jūrą padrėkindavau, pamaitindavau savo odą. Tai linkėjimai jums gražių ir rašykite, o kaip keliaujate jūs. Ir tikrai bus daug reportažų ir suknelių pakviesiu. Ir žinokit, kaip gerai pasitvirtino mano suknelės, vien tik tai suknelės į kelionę. Ir stebiu moteris, turistės, prancūzės, italės ir lietuvės, yra tikrai visas pasaulis, galima sakyti, kur keliaujant pamatai. Tai, kaip mano suknelės, niekur nebuvo, visi pildavo daugybę komplimentų, ar viešbutį, ar restorane, ar gatvėje, ir vienam mieste, ir kitam, vienoj valstybėje, ir kitoj. Tai ką, moteris, linkiu ir jums būti gražiomis kiekvieną dieną. Iki. Moteris, kalbant apie maudomėlius, jau daug, ne vieną dešimtmetį aš atradusi savo formą, neeksperimentuoju. Žinoma, tik tai atskiri ir mano kelnaičių štai tik tai šniuriukai, kuriais pasireguliuoji. Man gražiausiai kūnas, įdegi, pasireguliuoji, gražiai tikrai atrodo ir raumenukas, užpakaliukas, štai labai patogų šniuriukai ir tai lygiai taip pat liemenėlė. Tik tai štai mano formos ir aš ieškau tik tai tokių maudomėlių. Taip pat, kad pasireguliuotų. Ir lygiai taip pat ir viršus atsiriša ir čia yra juostelė. Tai štai moteris, tai ką, likiu, tai yra mano surinktos tokios moteriški perliukai per gyvenimą. Ir žinokit, dar vienas dalykas, nesipyriau tie arabiški, tikriausiai nežinau. Tai įsigijom mes, vyras man padovanojo artimiausia Chanel 5. Tenai susipažinau su tokia tamsia plaukę, tokia arabiška draugė, kvepalai, bet grinai identiškai Chanel 5. Gera, iki moteris, gera atostogos, gera keliauti, gera įdėkti tą kūną, ir kimpam į darbus, iki.